Vėlinių vakaras, įspūdingas Lietuvoje, degančios žvakutės, kapai, Tėviškės kryžius ir ta slėpininga mistika. Ilgesyje mes visi sugrįžtame, į ją sustojam, nes kiekvienas mes turime savo artimųjų kapą. Bet esame skolingi mirusiems tą patį, ką ir gyviesiems tiesą. Tiesą apie gyvenimą, apie tėvynę, apie krikščionišką laimę. Ir aš kunigaudamas jutau tuos sparnus, kurie man kėlė. Tai buvo lyg skrydis, kad prikelti Lietuvą. Ir tos knygelės yra menkos, bet parodo tą skrydį, tau atskleidžia laimę, kad būti kunigu yra laiminga, yra daug įvairiausių progų, daugiau padėti tautai, žmonėms, negu net kitoj, negu esant kitos profesijos žmogumi. Ten nukrenta mūsų ašara ant laisvės gėlės. Kunigą Robertą Pukenį, kuris matyt Lietuvoje žiūrovom, ypatingai iš Panevėžio, yra pažįstamas. Na, kitiem gal ne, tai tuo pačiu. Ir manau, kad geriausiai, kad jis pats prisistatytų, nes šiuo metu esam Romoje ir kalbame lietuvių Šventojo Kazimiero kolegijoje. Kaip visada yra nedrąsu kalbėti apie save. Šiandien nieko ypatinga, atsidarius sienams, daugelis jaunuolių išvyksta studijuoti į vakarus, pagilinti žinias. Aš studijuoju Laterano universitete, bažnytinę ir civilinę teisę. Kiek metų studijuojate jau? Čia pirmi metai? 3 metai ir dar mažiausiai 2 metai. Na ir ką tai rašysite darbą kokį, kaip čia baigsis tos studijos, kaip jos įsiprasmins jūsų gyvenime? Tai ateitis parodys, o dabar galiu pasakyti, esu laimingas, esu patenkintas, sekasi neblogai. O kiek tokių yra atvažiavusių studijuoti kunigų iš Lietuvos čia? Iš Lietuvos mūsų yra, atrodo, kad 10 kunigų ir 9 klerikai. Tai jūs kunigų seminariją baigėte Lietuvoje, kaip suprantu? Tai baigiau Kaune 79 metais, paskui dirbau Panevėžio mieste ir prieš 2 metus atvykau studijuoti. O kiti, sakysime, klerikai, tai jie irgi atvažiuoja čia baigti seminariją, ar stoja čia į universitetus? Taip, jie drauge išeina teologijos kursus, filosofijos ir gaus šventimus. Tai mes taip supaprastintai, sakykim, tarsi seminarį. Be abejo, jie mokosi universitetuose. Reiškia, jie, kaip sakant, pas italus mokosi jau. Taip, italų. Ta seminarija, tos mokslų seminarijus, jie jau baigė italų universitetuose. Taip, gal nevadinkim seminariją, universitetuose jie mokosi. Pagrindė mokosi Gregorianumo universitete. Teologiją studijuoja. Taip, teologija. Įdomu, aišku, jums sunku apie kunigų seminariją Kaune kalbėti. Kaip šiais laikais daugiau jaunuolių studijuoja kunigų seminarijoje? Kokia šiandien padėtis? Man į tai liktai netinka ir nedrąsu lygint kalbėti. Be abejo, laisvė turi savo privalumą ir savo neigiamybę. Be abejo, mes jau turime 3 seminarijas - Telšių, Kauno ir Vilniuje. Ne per seniai arkivyskupas atidarė. Čia tie, kurie yra Lietuvoje, jie gali sukonkretintai atsakyti, paaiškinti. Be abejo, mano
lieka gyvas su Kauno seminarija. O jūs, atsiprašau, jūs baigėte tą oficialią Kauno Taip, seminariją. oficialiai. Bet aš girdėjau, kad buvo ir Pogrindžio seminarija, ar tiesa? Taip, Pogrindžio seminarija yra gal baigusi kokių 20 kunigų gal daugiau. Man atrodo, kad jūsų net bendravardis Robertas Grygas yra baigęs. Taip, Robertas Grygas. O kuo skiriasi būtent pogrindinė nuo tos oficialiosios? Pogrindžio seminarijai išeidavo teologijos filosofijos kursą, sakykime, studijuodami kambarį. Tuos skriptus, tą knygą perskaito, išmoksta, išlaiko egzaminą ir paskui gaudavo šventimus. Mes turėjom laimę mokytis seminarijoje oficialiai. Be abejo, oficialiai yra geriau. O kodėl įsikūrė tą Pogrindžio? Kodėl buvo būtinybė tada, tais laikais, kad atsirastų tokia seminarija? Saugumui varžant, neleidžiant laisvai stoti, kiti laukdavo net po 10 metų ir daugiau. Tada buvo viena išeitis mokytis slapčia. Ir taip valdžia kapituliavo, nes neleidžiant vis vien jie taps kunigais. O kaip neleisdavo stoti? Reiškia, jūs baigėt mokyklą, jūs norite studijuoti į kunigų seminariją. Kodėl kaip jie galėjo neleisti studijuoti? Tai mes visi žinom tarybinius metodus. Prisimenam tą saugumą, kuris limituodavo, nustatydavo rektorių skaičių ir Vilniuje religinių reikalų įgaliotinis priimdavo tik tuos. Žiūrėdavo, ar neturi giminių užsienį, ar nekalbėjęs viešai, ar dar bus galimybė tave perauklėti. Reikėdavo kažkaip... Aha, reiškia, žiūrėdavo tuo aspektu, kad ar tu būsi jiems paklusnus. Taip, kažkiek jiems paklusnus. Tik toks galėtų būti. Taip, reiškia, reikėjo gerai užmaskuoti save. Taip, reikėjo tylėti. Ir aš jau pradėjau tylėti. Ar net atrodyt kažkiek tai lojalus. Mano tėtė buvo darbininkas, seseris baigė medicinos institutą, brolis taip pat, ir jie kažkur susidarė savivaizdą, kad aš, kaip ir visi, tarybiniai kunigai. Nu, tas kompromisas, ar jūs nepergyvenot dėl jo? Tai pirmiausia, aš neturėjau jokio kompromiso ar išduoto. Nu taip, bet netgi toks, sakytum, priėmimas tokios nuostatos, kad reiktų visgi užsimaskuoti. Ar tas jūsų viduj kaip sakant, neslėgi? Seminarijoje mes visi turėjom tylėti, visi turėjom. Turėjom mokytis tai, ką pateikia. Tie laikraščiai, kurie buvo padėti, tik tuos galėjom skaityti, bet mes slapčia jau knygas spausdinam ir esu susikaupęs neoficialią tas tiesiog rankas spausdintų knygų lentynėlės, mažą bibliotekėlę, o paskui aš taip negalėjau ištylėti, nežiūrėjau to. Čia tos knygos, kurios dabar ant stalo guli, ar jos buvo parašytos tais laikais, ar mintys iš tų laikų kaupėsi? Tai aš jau seminarijai pradėjau rinkti medžiagą atsiminimams. Kokia tai medžiaga, bet vis vien buvo tikslas, kad kažkada rašysiu atvirai, tiesiai, drąsiai. Ir reiškia, tai buvo medžiaga apie tą spaudimą, taip? Apie tokį spaudimą jums, kaip kunigam, jauniem, klerikam. Tai dabar turėtų išeiti, gal po pusės metų, atsiminimai dienoraštį. Ten įžanga, keli skyreliai, tiesiog kunigo kelias, jaunuolio kelias į kunigystę. Ten jau bus aiški ta kova, tas išgyvenimas, kad slogi aplinka, kad nori drąsiai
kalbėti apie Lietuvą negali. Seminarijos rektorius vadovybė žiūrėjo, kad mes baigtume, kad mes turėtume dvasinį pasiruošimą ir gerai kunigautume. O jau politiškai kiek kita prasme reikėjo savyje kiekvienam pasiruošti individualiai. Reiškia, kunigas neturėjo užsiimti politiką, taip, tik dvasinius reikalus žmonių tvarkyti, taip galima buvo suprasti. Šiandien žmonės gal klaidingai supranta tą žodį politika. Mes gal sakydami pabrėžkim katalikišką akciją, socialinę doktriną, darbo žmogaus gynimas, jo interesų, kad jis, pavyzdžiui, kaip šiandien turėtų užtikrinimą pragyvenimui, kad nebūtų nuskriaustas. Tai čia nėra politika. Man atrodo, mes palėtėm labai įdomų klausimą. Aš, pavyzdžiui, visai nežinojau, kad jūs rašote būtent knygą, kaip būtent atsiminimai, kunigo kelias, kur jūs paliesite, kada jūs buvo jaunas klierikas, kaip jums atrodė, ko iš jūsų reikalavo, o kokiu jums reikėjo būti, kad turėti tą viršelį, tą dekoraciją, kad jūs priimtų, kaip neužkliūti, o visgi kaip reikėjo ieškoti tos teisybės. Taigi be galo įdomus dalykas šiandien. Be galo įdomus dalykai. Gerai, o kai atėjo sąjūdis, jūs pajutot, kad esate laisvas, kad galite kalbėti, daryti, ką norite. Buvo toks momentas? Tai aš ir dariau, ką norėjau tada, kai kunigavau. Net ir seminarijoje? Ne, seminarijoje ne. Vienas tikslas buvo baigti. Taip. Užbaigti seminariją. O paskui aš, jeigu ir tie religiniai paveikslėliai buvo draudžiami, mes platinam. Nesakau aš, tai dauguma kunigų idealistų tą darė. Čia nesusidarykim vaizdą, kad tarsi vienas aš. Ne, nes dauguma kunigų religinės knygas platinam, pergyvenam dėl Lietuvos rūsinimo, dėl jos likimo, ateities. Kažkiek bandydavom su studentais, intelektualais tas temas pagvildenti. Taip, paskui, kad atsirado videofilmai, drąsiai rodėm, į bažnyčią tempiau ir rodžiau, be abejo, čia yra ir mano klebono tam tikra prasme gerumas, kad jisai leido, nors čia religinė veikla, bet jau buvo stipri religinė veikla. O sakykit, jūs pradėjot kunigauti dar prieš sąjūdį, taip? Taip, 79 metais. Pradėjote kunigauti? Taip. Ar jūs galvojat, kad atgims tie žmonės, ateis, bus pilnos bažnyčios, jūs tikėjote tuo? Taip, tikėjau ir mano pamokslo potekstės buvo apie tai, kad išauš, ateis, sulauksim. Ir čia kai kurie eilėraštukai yra tą patį sakantis, tikėjau, kad nežinau kokia tai nuojauta, bet kad taip ilgai bus, negali būti. O kronikos, kaip jūs žinojate, kad yra spausdinamas, kad bažnyčia padeda? Be abejo, rinkdavau Panevėžy faktelius ir ten pateikdavau. Bet buvo tokia sistema, kad mes nežinojom tų redaktorių, pagrindinių leidėjų, o medžiaga, žinutės nuplaukdavo. Reiškia, jums reikėjo kaip kur paduoti, kad toliau perduotų. Paduodi vienas per kitą, paduodavo centrui. Jūsų tarpe irgi buvo žmonių, kas jūs stebėjo, kad jūs ne tą darote. Jūs jautėte tos žmonius, jų buvo tarp pačių kunigų, ar tai buvo pašaliečiai atėję į bažnyčią, ar jūs jautėte tam tikras patikrinimus? Taip, jautėme ir pasitvirtindavo fakteliai, gal ne iš pirmos dienos, ne iš pirmos savaitės, bet suplaukdavo. Pagaliau saugumiečiai turi savo žmonas, savo uošvienes, o tos kai kurios tiki, o tos kai kurios ateina, pasako. Ir žiūrėk, kuris bendradarbis ar draugas kažką įsitarė, gal tai po 3 mėnesių tau ateina, pasako. Ar galėjo būti kunigų tarpe tokių žmonių, kurie visgi žaidė tą dvigubą žaidimą ir buvo vienaip ar kitaip įvilkti į tą saugumą, nežinau už ką, dėl ko, kaip, aš nežinau jų dvasinio stovio, kodėl taip, bet ar taip galėjo būti?
Tai buvo nelaimingi žmonės ir tikrai tarnaujančių širdies nedaug buvo. Ir man kaip kunigui šiandien norėtųsi matyti bažnyčią. Tik šviesaus, gero, gražaus, o jeigu kas, padėkim daug taškir, kaip Antuanas de Saint-Exupéry, nors ir kažką man padarytų, aš paslėpsiu tą gėdą savo širdį, kaip meilę motinai. Ir pagaliau vyresnieji, gal dar ateis laikas, gal bus reikalas, būtinybė, bet kažkaip tai to žaizdos nesinori liesti. Piktybinių tikrai labai nedaug buvo. Piktybiniai gal keli Lietuvoje te buvo. Pagaliau pas mane ateidavo saugumiečiai. Tiesiog kaip saugumiečiai, su knygutėm, žodžiu. Taip, ir buvo toks žaidimas. Jeigu aš išvarysiu, aš būsiu labai reikcingas. Jeigu aš juos pavaišinsiu, jie kažkiek kaip žmonės sušvelnės. Bet aš dariau lygiai tą patį. Ir yra ne šimtai, bet tūkstančiai žmonių, kurie girdėjo, matė, aš nepasikeičiau. Bet nepagražinkim, nepadauginkim. Spausdinti religinės knygas, rinkti parašus dėl kunigų, kalinių, dėl katedros sugrąžinimo. Taip pat masinis paveikslėlių. Tai tokia veikla, tokios veiklos rėmuose mes veikiam. Ar tai jaunimo tarpe patriotiškai pakalbėti, ar Šapokos istoriją paduoti. Tokia veikla. Be abejo, mes lenkiam galvas prieš dabar monsinjorą Alfonsą Svarinską, ar dabar jau vyskupą Sigitą Tamkevičių, kurie tuo metu buvo kaliniai, kurie vėliavnešiai priekyje stovėjo. Čia paskutinė knyga. Bažnyčia net iššaukė, ne tik išpranašavo, bet iššaukė, išnešiojo, pagimdė tą sąjūdį, gimimą. Plačia prasme, ne tuos žmonės, kurie atėjo susirinkimą, tai buvo paruošta dirva. Čia yra publicistinė knygelė, visų tų metų surinkti straipsniai. Na, toks gilus atodūsis, kad tam nebuvo laiko, tiesiog ir studijų, ir net laiko. Truputėlį čia yra korektūros klaidų, skaitytojas atleis, supras. Pirmiausia, man rūpi žmogaus sąmonė, sąžinė, tikėjimas, konfesarijos sąmonė atgailos sakramento plotmėje. Ar mama nežudyk, kad augtų Lietuva, kad neklyktų, negimė kūdikiai po žemę, kaip dažnai sakydavau tada, kad ir gimsta tauta, kai kalbama lietuviškai, dainuojama, svajojama, kai vienas kitam atleidžiam, kai einame kartu. Čia yra Lietuva. Man buvo kai kurios vietos labai sunku rašyti. Nors aš spontaniškas, bet neparašiau spontaniškai, tiesiog kančioje. Mūsų tiek nedaug yra, aš nedalinu į dešinę, į kairę. Bet faktas lieka faktu, gyvenimas tai toks gyvenimas. Ir kada dabar buvau Lietuvoje 10 tik dienų ir pasakoja atėję papasakojo Panevėžio miesto deputatai. Žmonės negali užsimokėti, gyvendami bendrabuty už komunalinės paslaugas, juos meta lauk. Praneša Vilniui, ateina iš ten įsakymas, iš Vilniaus. Tai dabar tiesiog ir negali su jiem perprast, kad tie, kurie buvo kolektyvinės sąžinės, kolektyvinio to turto valstybinio, kada buvo reklamuojama, kad tarnaujama žmogui ir skirtumą nesuvokia, kur privatizuoti gamyklą, didelį objektą ir kur privatizuoti tą vieną kambarėlį.
ir kur galima visiškai patikrinti ir suprantama, nepatikrinus, kad jis negali užsimokėti, neturi iš ko. Ir keliamas triukšmas, draskamas, o čia lobsta šitie, kurie valdo. Na kaip nepasakyti, aš turiu faktų, bet žodžiai, pavardės nėra naudingos, latiniškai sakoma, nomina sunt odiosa. Tai kaip gali tylėti, neustoti šiandien verkiančio žmogaus, nusivylusio laisvė. Laisvė nekalta, bet mes paveldėjom šitą pragarą, kad neėjote į referendumą, kad bijojote švarios sąžinės žmogaus. Supratote, ką turiu omeny. Švarios sąžinės žmogus tai buvo profesorius Vytautas Landsbergis ir yra. Ir kada tik tai buvo kažkiek tai daroma drąsiau, kaip Kazimieras Uoka, valstybės kontrolierius, patikrina, suranda, bylos numetamas, įsisenėja, nieko negali padaryti. Kas jį prieš jį balsavo, kad atleis? Kas balsavo? Na nesakykim kairiai, bet tai aišku, kas sukėlė tą psichozę. Tai žmogus irgi taurios sąžinės, aš juo tikiu, Kazimierą Uoką. Jis gynė darbo žmogų, pats atėjęs iš darbininkijos. Ir tada jau šaukia, auga diktatūra. Suvokiau iš karto, kad šituo žodžiu svaidomasi, kad sujaukti. Kad kažką tai pridengt save, pridengt savo darbus. Aš neremiu aklai dešinės. Mano klausytojai žino, kad nei dešinė, nei kairė yra viena nedaloma Lietuva, kad būtų laisva, laiminga, tame žodėje viskas telpa, ir teisėtvarka, ir turtai, pasidalinimas, ir teisinga privatizacija, ir Lietuva galinga, krikščioniška. Taip nesinori apie ateitį galvot, kalbėti, ateitis visuomet yra nežinoma, Dievo rankose, be abejo, būti naudingu bažnyčiai, kaip mus mokė seminarijoje, sentire cum ecclesia, jausti su bažnyčia. Dvasinės problemos yra svarbesnės ir pirmesnės, iš religinės krizės, iš moralinės, išplaukė štai ir ekonominės, gal dalinai, net ir kitos. Kur bebūsim, kur gyvensim, Dievas mūsų širdį ir Lietuva. Tebūnie antrasis Dievas Lietuva.